Labadiena. Šios dienos kursas – finansavimo galimybės. Primenu, kad šis kursas yra parengtas projekto Europos regiono verslumo tinklas sutrumpintai EFEB metu, kuris yra finansuojamas pagal Sąjungos programą Erasmus+. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 webinarų, kuriuos lietuvių kalba jūs kviečia klausytis Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centrų mokymo vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas yra parengtas pagal projekto partnerių nevyriausybinės organizacijos Verslios moteris iš Tbilisio, Gruzijos medžiagą. Šiandien mes tęsėme temą B – smulkus bei vidutinis verslas ir skaitmeninė ekonomika ir siūlome klausytis trečiąjį kursą finansavimo galimybės. Kartu primenu, kad jūs galite išklausyti ir kitus šios temos kursus. Šiandien mes trumpai aptarsime finansinius sprendimus, investavimo, finansavimo ir pasiskirstimo požymius, finanso valdymo paslaugų priklausomybę nuo įmonės dydžio ir pakalbėsime apie finansinius sprendimus. Taigi finansų valdymas – tai įmonės pinigų srautų, nuosavo ir skolinto kapitalo valdymas, siekiant maksimizuoti akcininkų vertę ir užtikrinti, kad įmonė sugebės vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Kiekvienoje įmonėje yra darbuotojas atsakingas už svarbius investavimo bei finansavimo sprendimus. Smulkiose įmonėse šią funkciją vykdo vienas darbuotojas, dažnai įmonės vadovas arba vyrfinansininkas. Didesnėse įmonėse finansų valdymo funkcijas vykdo finansų skyrius, kuriame dirba ir buhalteriai, ir finansų analitikai. Didžiausios įmonės dažniausiai turi ir finansų direktorių arba finansų vadovą. Galima išskirti 3 pagrindinius finansinius sprendimus, su kuriais susiduria visos įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ar veiklos srities. Tai yra investavimas, finansavimas ir paskirstimas. Toliau aptarsime kiekvieną iš šių sprendimų. Taigi, kokie finansų valdymo veiksmai? Žinome, kad įmonės finansai tai daugiau nei pinigai. Įmonės finansus galima apibūdinti kaip pinigų gavimo, paskirstimo, kaupimo, investavimo ir kontrolės sistemą. Įmonės finansų valdymas kaip procesas apima 4 veiksmus. Pirmiausiai, finansinio tikslo nustatymas ir esamos finansinės padėties nustatymas. Tai yra išteklių, ne tik finansinių, reikalingų tikslui pasiekti suradimas. Valdant įmonės finansus, pirmiausiai reikia žinoti tikslą, ko siekiama. Įmonės finansų tikslą formuluoti reikėtų pagal hierarchinę tikslų sistemą. Globalusis finansinis tikslas formuluojamas kaip tvarios ekonominės naudos kūrimas. Šis tikslas detalizuojamas naudojant savininko investavimo į įmonės strategijas. Kitas veiksmas tai yra planas, kaip pasiekti finansinius tikslus. Taigi, antras žingsnis – plano sudarymas. Trečias žingsnis – veiksmų numatytų finansinėme plane vykdymas. Ir ketvirtas žingsnis – periodinė pasiektų finansinių rezultatų kontrolė, kuri, jei reikia, veda mus į plano koregavimą. Aptarkime įmonės finansinius sprendimus. Kiekviena įmonė turi nuspręsti, kokią veiklą ji vykdys, kokių projektų imsis. Pavyzdžiui, įmonė sprendžia, ar atidaryti naują parduotuvę kitame mieste, ar įsigyti naują gamybos liniją, pirkti patalpą sandėliui, ar jas nuomoti, nusipirkti automobilį sumokant iš karto, ar naudotis išperkamąją nuomą. Visi šitie įmonės sprendimai turi būti vertinami ir iš finansinės pusės. Ar naujoji investicija atsipirks? Jei taip, tai kada? Kiek naujasis investicinis projektas padidins įmonės vertę, kuris variantas finansiškai naudingesnis įmonėse. Taigi, galime išskirti 3 svarbiausias investavimo sprendimų dalis, kurias jūs matote ekrane. Pirmiausia, kaip ir aptarėme, potencialių projektų identifikavimas. Antras sprendimas – tai yra alternatyvų analizė, siekiant nustatyti, kurie projektai padidins įmonės vertę. Ir trečias sprendimas – atrinktų investicinių projektų įgyvendinimas bei priežiūra. Taigi investavimo sprendimai susiję su pasirinkta strategija.
Įmonės ekonominė nauda geriausiai pasireiškia per investavimo rūšių analizę. Kiekviena investicijų rūšis atitinka skirtingas investavimo strategijas. Viena jų nuolat kurti asmeninių finansų sistemos aktyvus, kurie nuolat generuoja piniginės įplaukas. Kita strategija – kurti aktyvus, kurių vertė nuolat didėja. Idealiu atveju gali būti sukurti tokie aktyvai, kurių vertė laikui bėgant didėja. Kiekviena strategija turi savo specifiką. Pagal tai, kada siekiama gauti investicinės naudos, galima skirti 3 rūšių investicijas – pinigų srauto, kapitalo ir mišriosios investicijos. Pinigų srauto investicijos funkcija nuo pat atsiradimo pradžios kurti piniginių įplaukų srautą. Pinigų srauto investicijų strategijos tikslas siekti, kad iš įmonės gautos įplaukos būtų didesnės nei išlaidos įmonės palaikymui. Formuojant finansinius įmonės tikslus vyrauja pelno siekis. Kapitalo investicija – tokia investicija, kurios vertė didėja tam tikrą laiko tarpą. Vėliau ši investicija gali būti, kad tai visa įmonė yra paverčiama pinigais, tai yra parduodama ir savininkas disponuoja pinigais savo nuožiūrą. Kapitalo investicija yra valdoma stebint, kaip didėja jos vertė. Tikslas – siekti, kad įmonės vertė nuolat didėtų, tai yra siekiama uždirbtus pinigus palikti įmoniai, kad jos vertė nuolat augtų. Mišriosios investicijos kuria pinigų įplaukas ir tuo pat metu įmonės vertė didėja. Naudingumo prasme tokios investicijos geriausios. Tad pagrindinis klausimas pasirenkant savo įmonės investicijų strategiją, ar tai sukurs tvarią ekonominę naudą, galvojant apie įmonės veiklos tęstinumą. Ir svarbiausia keliamas klausimas, kas bus ekonominės naudos gavėjai. Ar tik įmonės savininkas, o gal tretieji asmenys, investitoriai, suinteresuotos pusės ir panašiai. Jei formuluojant įmonės finansų tikslą pelno ar vertės padidėjimo siekis nurodomas kaip savitikslis, nenurodant naudos gavėjų, gana dažnai lieka neaišku, o kam reikalingas įmonės pelnas ar didėjanti jos vertė. Šių rodiklių didinimas tapęs savitikslių reiškinių įmonės savininkams ne visuomet būna naudingas. Tam, kad ekonominė nauda būtų galutinai realizuota, formuojant įmonės tikslą atsiranda naujas aspektas. Poreikis, kad ekonominė nauda truktų kiek galima ilgiau, tai yra būtų tvari, arba būtų garantija, kad įmonės vertė nuolat didės arba nekris. Tai itin svarbu, kai kalbame apie įmonės pardavimą. Palyginus investavimo alternatyvas ir nusprendusi, kurią jų pasirinkti, įmonė turi priimti kitą finansavimo sprendimą. Kokiais šaltiniais bus finansuojamas naujasis projektas? Galima išskirti 2 pagrindinės finansavimo rūšis – nuosavą bei skolintą kapitalą. Jei įmonė finansuoja investicinį projektą iš nepaskirstytojo pelno, tai yra tos grynojo pelno dalies, kuri neišmokama dividendais ir lieka įmonėje, arba išleisdama naujų akcijų, tai ji naudoja nuosavą kapitalą. Jei įmonė naudoja lėšas gautas iš banko ar skolinas išleisdama obligacijų, tai yra skolos vertybinių popierių, tai ji naudoja skolintą kapitalą. Finansavimas taip pat skirstomas pagal trukmę. Matote 3 eilutėje. Trumpalaikis iki 1 metų bei ilgalaikis ilgiau nei 1 metams. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai paprastai naudojami įmonės trumpalaikių projektų finansavimui. Ilgalaikiai investicinių projektų finansavimui. Nežiūrint į įmonės dydį, finansų valdymo poreikis išlieka visais įmonės gyvenimo etapais, tačiau jo prioritetai skiriasi. Finansų valdymo funkcija atsiranda nusprendus įsteigti įmonei. Prieš pradedant teikti įmonės paslaugas ar vykdyti gamybą, reikia atsakyti į klausimą, iš kokių lėšų tai bus finansuojama. Steigiant įmonę, lėšų poreikis šiame etape susijęs su įmonės statusu. Skirtingų rūšių įmonėms pagal Lietuvos įstatymus yra skirtingi reikalavimai pradiniai piniginiai ar turtiniai įmokai. Antrasis finansinio įmonės gyvavimo etapas – augimo pradžia. Įmonė reikalingas finansinis palaikymas, kurį gali suteikti steigėjas savo asmeninėmis lėšomis arba ieškoma kreditorių ar kitų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, skolinimuose, naudojami bankai ar kiti finansuotojai. Įmonės veiklai išsiplėtus ir jai sustiprėjus finansiškai pereinama į savarankiško augimo etapą. Tai toks etapas, kai įmonė pradeda veikti pelningai ir pajėgi augti savarankiškai.
Tai yra dirba pelningai ir kuria teigiamus pinigų srautus. Nors įmonė jau dirba pelningai, ji dar nėra pajėgi teikti pilną ekonominę naudą savininkui. Taip yra todėl, kad įmonė, kaip ir kiekvienas augantis organizmas, pati suvartoja sukurtą ekonominę naudą. Šiame etape svarbu išlaukti, kol įmonė įgaus pakankamai finansinių jėgų, finansinių pajėgumų, kad galėtų pradėti teikti finansinę naudą. Pernelyg anksti tikintis finansinės grąžos gali sumažėti jos augimo gale ar atsirasti tam tikrų finansinių saugumų. Įmonei pasiekus savo optimalų dydį ir užėmus deramą vietą rinkoje, pereinama į brandos etapą. Įmonė pradeda kurti ekonominės naudos daugiau, nei jai reikia, kad funkcionuotų. Ekonominė nauda priklauso nuo to, kokia investicija įmonė laikoma – pinigų srauto ar kapitalų. Jas aptarėme anksčiau. Kitaip sakant, nuo šio etapo įmonė tampa aktyvų ir pradeda kurti teigiamą pinigų srautą arba tampa potencialia preke, kurią savininkas gali parduoti. Brandos etape stebima ir įmonės plėtra. Tai tokia plėtra, kai įmonės pajėgumai nebesugeba patenkinti klientų poreikių. Trūksta įrengimų ar žmonių ir dėl to prarandami potencialūs klientai. Įmonės plėtra yra susijusi su papildomomis išlaidomis. Todėl klausimas, kas jas padengs. Svarstant įmonės plėtrą, reikia išnagrinėti plėtros finansavimą, jos šaltinius ir kaip greitai tai atsipirks. Yra galimi 3 įmonės plėtros finansavimo šaltiniai. Įmonės, savininkų ar kreditorių lėšos. Pirmasis finansavimas, naudojant įmonės lėšas, galimas 2 variantais. Jei įmonė yra sukaupusi pakankamai lėšų arba jei įmonė generuoja pakankamus pinigų srautus, kad būtų galima finansuoti numatytą plėtrą. Pasirinkus šitą finansavimo būdą, įmonė tarsi grįžta į augimo etapą, kuomet naudoja savo pačios išteklius. Tai yra finansiškai maitina pati save ir nesukuria ekonominės naudos. Savininko lėšomis finansuojamojo įmonėje savininkas negrąžinomai įmoka pinigus į įmonės plėtrą, tikėdamasis, kad įmonė kurdama didesnę ekonominę naudą kompensuos tai jam vėliau. Pinigai neskolinami, o negrąžinamai investuojami. Trečiasis įmonės plėtros finansavimo būdas – skolintais pinigais. Įmonė skolinasi pinigus ir įsipareigoja grąžinti tam tikromis sąlygomis ir per atitinkamą laikotarpį. Mokant palūkanas atsiranda ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie sukuria ilgo laikotarpio neigiamą pinigų srautą. Dalis uždirbamų lėšų atiduodamos kreditoriui. Jei įmonė nėra pajėgi sukurti teigiamo pinigų srauto tam, kad galėtų save išlaikyti ir dar grąžinti skolas, tik laiko klausimas, kada iškils finansiniai sunkumai. Įvykdžiusi plėtrą antrą kartą pasiekiamas brandos etapas ir mūsų aptartas finansinis ciklas kartojamas. Kitas etapas – smukimas ir likvidavimas. Įmonės finansavimas gali turėti skirtingas priežastis. Pirmoji – įmonė eliminuojama iš savininko asmeninių finansų sistemos kaip aktyvas. Tai yra parduodama kitam savininkui. Tai vadinama kapitalo investicija. Jei įmonė buvo įsteigta, kad ją parduoti, ji parduodama, kuomet pasiekia aukščiausią savo vertę. Savininkas pats nusprendžia, kada jam naudingiausia tokią įmonę parduoti ir atlieka šitą veiksmą. Kitas būdas, kai po visų procedūrų įmonė nustoja egzistuoti kaip reiškinys. Tai nulemta savininko sprendimo. Jei įmonė nesukuria pakankamos ekonominės naudos ir reikalauja nuolatinių investicijų. Atsiskaičius su įmonės kreditoriais, turtas lieka savininko žinioje. Jei įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, jos likvidavimą gali inicijuoti ir kreditoriai. Taigi, kiekvienas įmonės egzistavimo etapas yra susijęs su skirtingais finansiniais uždaviniais. Tačiau globalus įmonės finansų valdymo tikslas išlieka užtikrinti tvarę ekonominę naudą savininkams. Kiekvienas mūsų aptartas ciklo etapas kelia skirtingus uždavinius. Verslo pradžioje svarbu gauti pinigų plėtrai, greito augimo laikotarpį vengti atsargų, kontroliuoti klientų mokėjimus,
brandos etape vykdyti pelningų investicijų paiešką. Na, o smukimo periodu skolų lopytojų funkcija. Atleidžiami darbuotojai ir įmonė gali būti uždaroma. Trečiasis finansinis sprendimas, kurį priima įmonės, kaip paskirstyti gautą pelną. Tai yra nusprendžiama, ar reinvestuoti pelną į tolimesnę įmonės veiklą, jos plėtrą, ar išmokėti akcininkams. Priimant perskirstimo sprendimus pasirenkami trumpalaikio ir ilgalaikio finansavimo šaltiniai. Nuosavo ir skolinto kapitalo struktūra, tinkamiausia dividendų politika, kaip tai pavaizduota piramidės centre. Kasdienės finansų valdymo funkcijos, 3 išoriniai piramidės trikampiai apima skolų valdymą, atsargų valdymą bei pinigų srautų valdymą. Prekybinės įmonės atsargos tai prekės skirtos perparduoti. Gamybinės įmonės atsarga sudaro žaliavos, nebaigta gamyba ir pagaminta produkcija. Paslaugų įmonė atsargų gali neturėti. Pinigų srautai, tai skirtumas tarp pinigų įplaukų ir sąnaudų. Tai yra kaip tarp įmonės gaunamų ir išleidžiamų pinigų. Šiame etape kyla ir strateginės finansų valdymo funkcijos, kurios yra susijusios su akcijų bei obligacijų išleidimu, ilgalaikių skolinimus iš finansinių institucijų, investicinių projektų vertinimu bei pelno paskirstimu. Vienas pagrindinių finansų valdymo uždavinių yra susijęs su visomis aukščiau paminėtomis funkcijomis, yra būsimųjų pinigų srautų vertinimas. Finansinių sprendimo pobūdis priklauso nuo įmonės dydžio. Skaidrėje parodyta, kas priima sprendimus ir kokia finansų infrastruktūra paprastai būna skirtingo dydžio įmonėse. Kaip matome, finansų funkcija auga priklausomai nuo įmonės dydžio. Mažose įmonėse priskirtos įprastos finansų funkcijos, kaip apskaita, įvairi atsakomybė, o tuo tarpu makro įmonėse šios funkcijos gerokai išsiplečia, papildant jas auditu, planavimu, biudžetavimu, organizavimu, kaštų ir pinigų kontrolė ir panašiai. Taip pat, kalbant apie finansinių sprendimų priėmėjus ir finansų funkcijos struktūrą, mikro įmonėse tai būna apskaitininkas bei dažnai apskaitos paslaugų įmonė. Tuo tarpu vidutinėse ir didelėse įmonėse mes jau stebime, kad sukurta visa infrastruktūra bei jos hierarchinis pavaldumas. Tokios įmonės pagrindinius sprendimus priima administracijos vadovas, finansų direktorius ar vyrbuhalteris. Taip pat yra ir operacijas atliekantis bei informaciją teikiantis darbuotojai, tokie kaip analitikai, ekonomistai, apskaitininkai ar buhalteriai. Kad ir koks sėkmingas ar nesėkmingas būtų verslas, teisingas finansų valdymas visuomet gali prisidėti prie geresnių finansinių įmonės rezultatų. Įmonės finansų valdymas apima sritis, kurios yra pavaizduotos jūsų skaidrėje. Finansinių rodiklių skaičiavimas bei lyginimas su kitais verslais gali padėti efektyviau valdyti daugelį išteklių, geriau kontroliuoti sąnaudas. Prie to galėtų patekti ir efektyvesnis apyvartinio kapitalo valdymas. Tiek materialinių, tiek finansinių investicijų valdymas taip pat yra reikalingas įgyvendinti tikslus. Efektyviausių investicijų parinkimas ir vertinimas, laisvų lėšų panaudojimas investicijoms turėtų būti apskaičiuotas ir labai tiksliai įvertintas. Biudžetavimas taip pat vis dar populiari finansų valdymo priemonė, tačiau pamažu prarandanti savo patrauklumą. Taip yra dėl to, kad dažnai sunku numatyti daugelį aplinkybių, o tam, kad jį atlikti, sunaudojama nemažai išteklių. Vis tik vieniems verslams biudžetavimas naudos duoda daugiau, kitiems mažiau. Įmonės kapitalo finansavimas, centre matote šitą funkciją, yra vienas svarbiausių įmonės finansų valdymo uždavinių. Naudojamas kapitalas gali būti tiek nuosavas, pritraukiamas iš naujų akcijų emisijų, tiek skolintas. Parinkti efektyviausią kapitalo struktūrą ir gauti finansavimą geriausiomis sąlygomis yra sudėtingas įmonės finansų uždavinys. Tačiau taip pat galintis turėti didelę reikšmę akcininkų grąžai. Įmonės veiklos rizikos kontroliavimas matote kairiame kampe, neatsiejamas nuo finansų valdymo. Tai gali apimti ne tik finansinės veiklos rizikos valdymą, bet ir visos veiklos rizikos kontrolę ir valdymą, nes bet kokie veiklos rizikos padariniai gali turėti svarios įtakos įmonės finansams.
Na ir paskutinė su finansų valdymo susijęs veiksnys tai yra įmonės plėtra per įsigijimus. Tokią plėtrą galima priskirti prie investicijų, tačiau tai nėra įprastinės finansinės investicijos ar investicijos į materialųjų turtą naudojama veikloje, bet ir šios investicijos yra strateginiai kitų įmonių kontrolinių paketų pirkimai. Tuo siekiama didinti užimamą rinkos dalį ar veržtis į naujas rinkas. Taigi aptarėme finansinius valdymo sprendimus, dėkojame Jums už dėmesį ir tikimės, kad šios žinios padės Jums planuojant įmonės veiklą. Tikimės Jūsų dėmesio ir kituose šio projekto webinaruose.